Taigi, treneri, pirmą kartą šiame sezone nepavyko įveikti Vilniaus Žalgirio, nors po pirmo kėlinio ir pirmavote 2-0, tai pirmas jūsų mintis apie šias rungtynes. Na, pirmas mintis tokios, kad aš manau turėjom labai gerą pirmą kėlinį, įmušėm tos įvarčius, aš manau mes buvom gana pavojingi atakoje ir vat, ką žaidėjom, pasakiau dabar, būtent po rungtynių, kad esu labai piktas dėl to pirmo kėlinio. Žinot dėl ko? Dėl to, kad mes turėjom dar tų momentų, gerų momentų ir kurių neišnaudojom. O dar kas buvo pasakyta, tai nesuteikti jokios vilties Žalgiriui antrą kėlinį. Mes ją suteikėm ir po to teko kentėti. Tai didžiausias, kaip pasakyti, kas man nepatiko, kad po pirmo kėlinio esant tokiam rezultatu antrą kėlinį išėjom tokie kažkokie, tai, nežinau, per daug laisvės jiems davėm, per daug pasitikėjimo, kurio jie, aš manau, pirmą kėlinį visiškai neturėjo ir čia galim kaltinti tik tai save, kad pirmam kėlinį mes, nors ir laimėjom 2-0, žaidėm gerai, neišnaudojom dar tų progų, nes tas rungtynės galėjom uždaryti pirmam kėlinį, o kaip rungtynės parodė, tai jos galėjo baigtis ir kitaip, galėjo ir liūdniau baigtis. Tai apmaudu dėl to, kad nesugebėjom įmušti tų įvarčių pirmam kėlinį ir manau, tos rungtynės būtų gal visiškai kitokios, bet yra tai. Antrajame kėlinyje gana dažnai galima buvo girdėti frazę second ball, ar galima sakyti, kad šiek tiek ir kovingumo pritrūko ekipai, kad Žalgiris galbūt dažniau, kiečiau ir drąsiau į tas dvikovas eidavo, ypač antrajame kėlinyje. Na, manau, kad pakalbėjus Rūbiniai po pirmo kėlinio, Žalgiris irgi suprato, ko jie nedaro ir ko reikia, ką reikia daryti antram kėlinį. Automatiškai, aišku, jie buvo, kovingesni, nepasakyčiau, kad kovingesni. Jie laimėjo tų dvikovų daugiau antrą kėlinį ir toje pasiekoje taip, jie turėjo daugiau kamuolio ir buvo gana aštrus atakoje. O sakau, nežinau, kas tai yra, ar psichologija žaidėjų, esant geram rezultatui kažkur tai nustojama žaisti ir tai mane stebina, kodėl, nes, žaisti mes mokam ir sugebam, ir gerai žaisti sugebam. Antras kėlinys mane nuvylė. Treneri, nežinau, ar žinote, Kauno Žalgiris pralaimėjo savo varžybas Panevėžiui šiandien ir laukia, ko gero, labai įdomus Kauno derbis. Žinau, kad pralošė, tai dar labiau skaudžiau, bet, futbolas toks dalykas. Turbūt nenusipelnėme, turbūt. Reikėjo šiek tiek daugiau jėgelių įdėti ir gal išnaudoti tas progas, kurias turėjome.